Turim paskutinį automobilį, tai 19 metai BMW X5 X-Drive'as. Visai neblogas modelis, jums parodysiu, 86 tūkstančiai mylių nuvažiavęs. Užsiveda ir kūrėsi, mėlyna va tokia spalva. Parsiduoda draudimo kompanijos. Gruodžio 4 bus aukcionas. Toks mėlynas spalvytė, šiek tiek pabraižymų tokių nedidelių yra ant durų, bet čia vat netgi galima sakyti pasipoliruosi. Turi labai gražų saloną, jūsų mėgstamą Harman Kardon aparatūrą, rudas salonas su jodu. Labai gražiai viskas atrodo, sėdynės šiek tiek yra pasitrynusios, porankis, kaip matot, taip pat, bet juos galima, kiek žinau, Lietuvoje sutvarko labai gražiai. Juodos lubos, didelė panorama ir kai visą laiką galėjo prikišta visokių rakandų. Krištolinės bėgi perjungimas virtis. Rodo visai viskas neblogai. Jį kūrėsi ir važiuoja. Šildomos sėdynės. Pabandom užvesti. Tai praktinį pagauna gal. Yra projekcija ant lango, kaip matot. Siūta visą panelę. Graži medžio apdaila. Check engine'as dega pas ją, bet ekranai visi multimedijos nėra sudaužytos. Varikliukas skamba labai gražiai, išmetimas turiu omeny. Gerai, nekankinkim, čia viskas gerai, užsiveda. Čia viskas irgi atrodo neblogai. Šildomas vairas, o komplektacijas, žinot, BMW visą laiką galite nemokamai pasižiūrėti. Beamer Works yra tokia svetainė. Ir ten visiškai nemokamai galite palei numerį pasižiūrėti. Gavosi, mato, tokio į galą, pažeistas dangtis, o čia apačioj, atrodo, nėra kliuvę. Gavęs grinai vat per dangtį. X-Drive'as, 3 litrai. Taip, ką mes turim? Detalių krūvos, kaip visą laiką. Ir sveikų dažniausiai būna, lempos tai greičiausiai bus vat sveikos. Aš kaip visą laiką pasižiūrėsiu po video ir jeigu kam įdomu, parašykit man asmeniškai ir aš pasakysiu, va čia yra nepažeista, bamperis, šitie turbūt irgi bus bagažinėje. Yra nubraižyta kažkas, bet manau, kad čia pasipoliruos taip pat. Šitas gal daugiau, sunku pasakyti. Bet žinokit, visai neblogas variantas. Parktronikai, kameros 360 ir taip toliau. Gražiai atrodantis.